Sveiki, aš esu futbolo komentatorius Nerijus Kesminas ir artėjant pasaulio čempionatui be abejo turime gerą laiką, turime gerą progą, tam tikrą prasme turbūt ir pinigėlių užsidirbti, tai yra kažkur tai pastatyti, kažką tai laimėti, galbūt pralaimėti iš savo varpinės retkarčiais. Pabandysiu jums patarti, pabandysiu jums padėti susirasti sprendimus, nors vėlgi, jeigu pralaimėsite, manęs nekaltinkite, jūsų pinigų aš nestačiau. Pradžiai, futbolas yra pirmiausia įvarčiai. Įvarčiai yra tai, kas labiausiai traukia jūs visus prie televizorių ekranų ir vertindami tai, kas siūloma, galime atkreipti dėmesį į Portugalijos rinktinės. Koeficientai Portugalijos rinktinės santykį klasifikuojant tas komandas, kurios turėtų daugiausia įmušti. Santykis 30. Santykis padorus, jeigu staiga sumastysite, kad Portugalija yra rezultatyviausia šio čempionato komanda ir Portugalija sumastys, kad ji gali tokia būti bei įmuš daugiausiai įvarčių, jūs laimite 30 litų vietoj vieno pastatyto, sakykime taip. Motivacija, kokia motivacija, kad taip gali nutikti? Portugalija 10 toje lentelėje ir man asmeniškai absoliučiai neaišku, kodėl Vokietija arba Italija turėtų įmušti daugiau įvarčių negu Cristiano Ronaldo ir kompanija. Nelabai suvokiu, tačiau taip yra. Vokiečiai ir Italai aukščiau, ieškant logikos, na, turbūt turėtume sakyti, kad Portugalija žaidžia mirtininkų grupėje. Nuvalkiota, tačiau taip yra sakoma. Brazilija, Dramblio kaulo krantas, Šiaurės Korėja. Vėlgi, manau, kad ta grupė bus viena iš rezultatyviausių apskritai, nes brazilai ir drambliai muša daug. Negali sakyti, kad patys nepraleidžia. Tai yra, manau, kad tai bus grupė, kurioje rezultatas 2-2, 3-2 nieko neturėtų stebinti, o Šiaurės Korėja su visa pagarba tai komandai, vėlgi, nedaug jos mačiau, nelabai gerai galiu vertinti, manau, vis dėlto, žinodamas bent jau tą paviršinį informaciją, sakyčiau taip, kad ir Portugalija, ir Brazilija tai komandai gali įmušti 5-6, daugiau gal ne. Dar viena vieta, į kurią galėtume atkreipti dėmesį, siūlymas statyti už A grupės nugalėtoją. Prancūzija vertinama kaip favoritė, tai yra logiška, tai yra suprantama, tačiau bent jau aš netikiu nei Raimonu Domeneku, nei tuo, ką jis daro toje komandoje. Kitas dalykas, žaidžiama su šeimininkais ir žaidžiama su stipriamis komandomis iš Lotynų Amerikos. Prancūzijos galimybių vertinimas yra 2,38 už vieną, tai yra Triobeto siūlomas vertinimas. 3,5 turi Meksika, 4 Urugvajus, 7 aikštės šeimininkai Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai. Ir vertinant viską, manau, kad ir Meksika, ir Urugvajus gali nuskriausti Prancūziją. Tai yra tikėtina, vėlgi stebint kontrolinės rungtynės, matyti, kad teisėjai modeliuoja situacijas, kaip skirti kuo daugiau 11 metrų baudinių į Pietų Afrikos Respublikos rinktinės varžovų vartus. Tai yra, nieko neturėtų stebinti, jeigu aikštės šeimininkai bent po kartą kitą turės kiekvienose rungtynėse galimybę mušti tą baudinį. Taigi, pasiūlymas toks, 3,5 Meksika, 4 Urugvajus, galbūt netgi Pietų Afrikos Respublika 7, nors į šią tikimybę žiūrėčiau labiau rezervuotai. Tiesiog pasirinkti kas. Meksika ir Urugvajus, manau, kad abi šios komandos yra pakankamai pajėgios ir turi pakankamai potencialą laimėti grupę. Rinkdamiesi favoritus jūs galite kalbėti ir apie regionus atskirai. Tai yra išsirinkti tą komandą, kuri iš savo regiono sužais geriausiai pasaulio futbolo čempionate. Man labiausiai užkliuvo Azijos variantai. Tai yra geriausias koeficientas siūlomas Pietų Korėjai, 2,4. 3,20 Australijai, 3,5 Japonijai. Neįtikina mane be abejo japonų trenerio Takešio Okados teiginiai, kad Japonija bus pusfinalyje ir nemažiau, tačiau tikimybė, kad japonai bus geriausiai iš Azijos ir Azijos zonos geriausia komanda yra nemaža. Kodėl? Todėl, kad Australija žaidžia bjaurioje grupėje, iš tikrųjų bjaurioje grupėje, tai yra varžovai Gana, Serbija, Vokietija, tikimybė, kad Australams čempionatas baigsis iš karto didžiulė. Pietų Korėjos komanda taip pat turi tokias dovanėlės kaip Argentina, Nigerija, o japonams ambicijos galbūt didesnės negu galimybės, tačiau stebint tai, ką jie daro dabar, neįkandamas varžovas turbūt yra tik Olandija grupėje. Ir Danai, ir Kamerūnas yra įveikiami priešininkai ir manau, kad išsikapstę iš grupės, japonai gali būti vienintelė tokia komanda iš viso Azijos regiono. Snaiperiai, visada įdomu, kas bus rezultatyviausias čempionato žaidėjas. Triobetas siūlo tokį variantą, Davidas Villa iš Ispanijos. 8 už 1, santykis toks. Manyčiau, kad santykis ir pats pasiūlymas yra protingas, tačiau ispanai turi ir kitą puolėją, Fernando Torresas.
Pastatė už jį litą, laimėsite 13, jeigu jis, aišku, taps rezultatyviausių čempionato žaidėjų. Suprantama, kad yra apsidraudžiama, suprantama, kad Torresas sezono pabaigą praleido dėl traumų ir neaišku, koks jis grįž, tačiau jis jau grįžo, jis jau sužaidė kontrolinės rungtynės su Lenkija ir užteko 10 minučių aikštėje, kad El Niño įmuštų įvartį. Tai yra, manau, kad jeigu viskas gerai, jeigu dar kurioje nors vietoje jo trapios kojos nesutrukinės, Fernando Torresas yra vienas iš pretendentų laimėti rezultatyviausio čempionato žaidėjo titulą. Na ir pagaliau regionas. Regionas, kurio komanda laimės pasaulio pirmenybės. Tokių regionų yra kol kas tik 2. Nepaisant to, kad čempionatas vyksta Afrikoje ir visos šio žemyno komandos sako, kad namuose mes turime šansą. Namuose žais, aišku, tik Pietų Afrikos Respublika, tačiau ir visi kiti bus arti namų. Realiausias variantas, kad laimės arba europiečiai, arba Konmebolas, tai yra Pietų Amerikos regiono komanda ir santykių skirtumas yra gana ženklus. Europiečiai 1,55, Pietų Amerika 3,25. Kodėlgi nepastačius už Pietų amerikiečius, turint galvoje, kad, nekalbėkime galbūt apie Paragvajų, Čilę, Urugvajų, nors esu įsitikinęs, kad šios komandos stiprios ir visos jos turi geras galimybės patekti į kitą varžybų etapą, bent jau į atkrintamąsias. Kalbėkime apie tas komandas, kurios yra dar aukščiau – Brazilija ir Argentina. Ir viena ir kita gali laimėti, o jeigu atspėtumėte, jeigu patikėtumėte kažkuriais iš jų, netgi ne kažkuriais iš jų, jeigu patikėtumėte jų regionu, tai jau reiškia, kad laimėtumėte daugiau negu statydami už europiečius. Pirmam kartui galbūt tiek.